pirmiausia, tai yra kova už širdį. Tai mes galim nerast, o paimti 100 žmonių, ar ne, ir pas visus skirtingas bus dirgiklis. Vienam gaila gyvūnėlio, kitam gaila samanos, trečiam medžio, ten, nežinau, žuvies, ir įvairiai. Kitam ten vienas gali su laužu visą gyvenimą gyventi, kitam reikia dujų, vienas tik už elektrinį automobilį, kitas neįsivaizduoja automobilį be benzino kvapo, ten ir, galim labai labai plačiai. Tai Ukrainoje tas pats vyko, jie turi beprotiškai didelę patirtį jau, nes turi pralaimėtus visus karus. Aš kalbu apie informacinį, hybridą ir dabar jie turi jau fizinį karą. Tai jie turėjo Karpatų problemą, aišku, lyginti visiškai Ukrainos ir mūsų negalima, nes tai yra ir mentaliai mes skiriamės. Mes nuėjom kitų kelių po nepriklausomybės, jie nuėjo dar kitų kelių, tačiau metodai ir būdai yra tie patys, nes priešas yra tas pats. Tik tai priešas laikai vertina visuomenę, su kuria turi reikalus ir taiko tam tikrus metodus.